Mokslo metai jau visai čia pat. Šiandien noriu parodyti, ką galime pasiūlyti artėjant mokslo metam tiek mažiesiems, tiek vyresniems vaikams. Pradėkime nuo laisvalaikio batų. Rudenį tikrai prireiks poros batų kasdieniam avėjimui. Į darželį, mokyklą ar tiesiog lauke. Toliau batai avėti patalpose, mokykloje ar darželį. Dažniausiai tai bus sandalai, kad vaikams nebūtų per karšta viduje. Svarbu, kad jie būtų lengvi ir lankstus, nes patalpose vaikai daug juda, ropoja, bėgioja ir žaidžia. Patogumas labai svarbus. Jei kalbame apie mokyklą, viskas priklauso nuo vaiko amžiaus, stiliaus ir pageidavimų. Tai gali būti mokykliniai batai, sportbačiai ar net sandalai. Tik pasirūpinkite, kad jie būtų kvėpuojantis, jog per pamoką kojos neperkaistų. Nepamirškime sportinių batelių kūno kultūros pamokoms. Svarbu, kad jie turėtų neslystančius padus, kaip šie modeliai čia. Ir pageidautina ne juodų padų. Nes daugelis mokyklų to prašo, kad neliktų žymių ant grindų. Nesvarbu, ar veiklos vyks lauke ar viduje, šiandien vis dažniau jos vyksta salėse, todėl geras sukibimas būtinas. O tada ateina ruduo, kai lauke tikrai atvėsta. Tam turime puikių rudeninių batų. Šiuo metu siūlome Viking, bet parduotuvėje rasite ir kitų prekės ženklų bei modelių. Mūsų klimate labai svarbu, kad rudens batai būtų atsparus vandeniui, kad vaiko pėdos liktų sausos net lietingomis dienomis, einant į mokyklą ar darželį. Darželiuose tai ypač svarbu. Žinoma, darželiai vaikai gali avėti ir guminius batus, tačiau ne visiems jie patogus, todėl verta pagalvoti apie alternatyvas.